vakaras, mėly bičiuliai. Mano vardas Andrius. Labas, Andriu. Aš esu iš to miesto, kurio eglutę bando mėgdžioti čionai ant bokšto tos lemputės šviečiančius. Man labai džiugu matyti čia visus. Tikrai. Aš nežinau, paprastai, aš visada labai taip, nežinau ką kalbėti, bet paskui kartais man, kad pradedu ir nebegaliu sustoti, bet jeigu jūs turite tokią mintį ar kokį klausimą ar kažką, tai drąsiai sakykit, ne per vidurį dienos galbūt. Gali parašyti raštelį, atsiųskite, aš garsiai perskaitysiu, visi pasijuoksim kartu. Žodžių daug įvairių išgalvojame mes, kad netektų mąstyti ir liūdėti. Visi norime būti maloniais ir džiugiais, nekaltais ir linksmais būtinai. Kam visa tai? Tu liūdėt nebijok, tu liūdėt nebijok, nebijok liūdėt, nes tik tai liūdėsi, sielos džiaugsmas. Iš tų žodžių skambų ir juokingai kvailų mes sustatome daug sakinių. Galim juoktis ilgai, nekaltai linksmai, kai pasibaigia tie sakiniai. Kam visa tai? Tu liūdėt nebijok, nebijok liūdėt, nes tik tai liūdėsi, sielos džiaugsmas. Argi gali įvertinti šviesą drąsiai, kas nematė tikrosios tamsos? Nenuvertinkim liūdesio, nes tik jisai mums parodo, kas tai džiaugsmai. Tu liūdėt nebijok, nebijok liūdėt, nes tik